Sveiki lietuviai. Kaip sekas jum, maželėlė? Galvojat, končitas remies veik beprotis. Nusipirkau por bambalių vandens, išpyliau, kad galėčiau parsivežti visai kitokį vandenėliaus. Tai važiuoju nuklaipėt 70 kilometrą, parsivežti vandens. Negalvokit, kad visai jas pablūdis, tas vandenėlis biški visai kitoks. Tai vat visko jų aprodys jum. Žemaičių kunigaikščiui Vykintui. Atlėkiau į tokį labai nuostabų vietėlį. Reitavo rajone, vadinasi Lopaičių piliakalnis. Tai vat sugalvojau šį kartą nevaryti šitų kosminių kilometrų. Jau iš po telšių ėjimo jau kiti traukia per duonį, sako, kon tu čia tik tą 15 kilometrų, nu, nereikvės laik savi žudyti, kartas gali šiaip pasivakščioti, tai aš tokį noriu padaryti, tik mini pažintinį, nes ton veit atradau, ar šeimyną atradom, kada per karantiną, kada buvau biškutėlį, jau pradėjai stogą rauti, sėdint numus. Ir tada radom, atvažiavom. Čia labai fain veitėlį. Tai jau pamatys, dabar biškinom tvarką, o čia pradėjai biški tvarkim darbelis. Nu tai biški praseikiam. Pažiūrėjus pro langą, ataus savo aš, miesto kraną. Žirafa, aš pagalvojau, kas dabar joja. Pažiūrėkit, kaip fainė. Kaip čia gražiai žmonės tengas. Va šitą Lopaičių piliakalnis. Draustinis kažkoks. Įvo įvėsas kelis. Opa, maršrutą. Aš kažkur 2-3 km, nežinau, aš specialią stravą įsijungiau, kad pasižiūrėt, kiek čia va gaunas. Tai, o kam aš ton bambalį pasiėmiau, tai kad šitek šaltinis. Ta šaltinis ir bent jau, kiek buvo sakint, kad net agorką nerūkstanam. Gali įsipėlti bambalį į pos metų laikyti, neprarūkstas vanduo. Tai aš pasiėmiau por bambaliukų, išsileidau ir paskiau vėliau atvarysiu. Pasiimsiu už to vandens. Dabar šitavo eini, opa, gali eiti šitau taku, gali eiti čia, tai dabar aš eisiu pročiai. Nėra sudėtingstas čia vakščiamis, bet pradžio kapeini tų laiptukų šiek tiek. O ten iš apačios eini. Bet čia tik tą vienintelį tokį veitą. O šiaip čia ir nu tokį veitą, ant tokį mistinį, ant tokį, ką pasakyti, pagonių. Tai čia ir tų stotėlių labai daug. Anos jis sužymėtas rodiklėm, ves tvarkinga, gali tikrai nepasiklysi. Vėsą tom dabar įpraeisiu. Tak, aukštis to piliakalniaus ten iki 200 metrų. Ir pažiūrėkit, kokie vaizdą.
Čia man taip atrodo protverus pravažiavau. Žiaurė gražiai. Tik sapne tavo meilė glosto kaip nori, myli kaip nori, tik tave. Glosto kaip nori, myli kaip nori, tik tave. Tik tave. Žingsnis po žingsnio link tavęs, mano meilė, lašas po lašo nuo savęs. Žingsnis po žingsnio link tavęs, mano meilė. Davė įnu priežastis, kodėl aš čia atvažiavau, nes čia jau to veito su šeimyna esam buvę 3 kartus, bet paskutinį kartą buvo išgriauti, lieptuką tokį, vėsas toks medinis padarytas, ir uns iš povų per laiką į vėsas nugriau, tai mes ten biškį paskutinį kartą jau tešlynas maurojom. Tai buvo atvažiavau dėl to, kad pasižiūrėti, paveizėti biškį, gal jau sutvark visko, nes kažkap gal tokį gražveitą, jeigu meistriuką visko daro, gal jau viskas sutvarkyti. Tai va, tai pažiūrėsim. Lašas po lašo nuo savęs. Ir buvo tokių dalykų, visokių gydantis akmuo, vaisingumo akmuo, dar anučių pelnai ir sakau, tokį pagonišką veidą. Pasigydom. Ko man reikia gydyti? Nupuslių. Hokas bats gydom nupuslių. Pasigydėm. Bet vėsas kelias tas akmenukas, tiek nebuvo. Priveinos kitos veitėlis buvo po kokį akmenukų padėti. Dabar vėsas toks. Nežinau, man tai labai gražiai. Svarbiausia, kad niekas nenuspardo. Viską apstoti, apstol. Gražumėlis. Spėjama Žynio kapas. Nueinam prie to kapo. Žynio kapas. Čia. Kas ten toliau? O beeinant aukuro akmuo. Žmogaus rankomis tašytas akmuo. Po čia aukurs. Laivelį formas. Tarkim, kad laivelį. Ir šiaip nemaža čirtų skrusdėlynų. Dabar žiūro nei aptverti, gal kažkad seniau tai nebuvo, tai aptverti. Čia toks mažėlius, bet vis tik parodysiu. Opa, kaip gražiai sutvarkė. Čia buvo medinis išpovis vėsas. O, šitą šaltinėlis. Lopaičių šaltinis.
Čia dar rašo, kad Simons Daukans užrašė, kad žemaičių pastebėjimą, kad iš vakarų į rytus tekantis šaltinis, vis šitai šaltiniai iš rytų tekantis tor stebuklingų gali. Į kelios veito Žemaitijo šitą, va. Net ir žiūrėkite. Mineralizacija 454 mg. Nu, matot, kokį veitėlį turėjom. O šitie šaltiniai vis tiek, va, gražiai. Į visko sutvarkė, visko nauja šitą sudėjai. O, dabar kets lygis. Tada kablaujant biški toks kapi prapuvėjimo, o dabar metalėnis konstrukcijas puikiausia. Ir kompą mačiau. Kam problemyčių, tai einat ant vaisingom akmens, o jeigu nenorit ant vaisingom akmens, reik prašyti tokių, nu kaip aš vis tik vaktur šitą vaisingom akmų. Čia toks nemažas. O, pažiūrėkit, koks skruzdėlynas. O čia jau net nepers, bet koks didelis. Monikis pronda. Ai, čia jau. Ai, ir. Pažiūrėkit, koks didžiaus. O, čia geras. Žiūrėkit, kaip mėdis atremts. Toks sens, dar ten viršau lapą ir, bet žiūrėkit, kaip įdomi. Ten matot, kokį daubą, ten tek apačiu ten žiaurė žema. Toks takėlis tats. Reikia pabandyti praeiti. Ai, kaip gražiai. Žveina iškelia gals. Kažkoks spurdalis. Grįžau prie šaltinį veitas. Reik dabar kits taks čia yra. Nu, iš tikrųjų, neskubant, pasivaikščiot, sugaišti valandą, dvi. Ir nesvarbu, iš kur, iš Kauno, iš Telšių, iš bet kur gali atvažiuoti, nuvaryti, pavyzdžiui, Reitavą. Ten Kauno, žinau, man taip atrodo, picerijai kažkokį šustrą ir Italą. Gali prasivažinėti pro tus kaimus, nebūtina į užsienį lėkti, var Lietuvoje įko pamatyti. O tokis vėjas, tai čia išves pasaką, nu, pažiūrėkit. Viskas sutvarkyta. O,
natūralaus miško. Žiauriai gražiai. Ir ramybė labai didelė. Amfiteatras. Žiūrėkit, kaip smagiai padaryta. Ką žinau, vyks kas nors čia kokių koncertų. Kaip smagiai. Nu ką, aš čia staigį apėjau. Kiek čia gavosi? Tokį pusratį. Ten 3 kilometrą. Tai, bet buvo kvapą užausti mišką. Pajostant dvasią. Mūsų pagoniška buvusi. Dabar turiu problemų. Einu pasiimti tus bambulis. Bet kažkas su mašinas pultelė atsitiek, mašiną neatsirakien. Jeigu pamatys labai didelį 5 valandų įrašą YouTube, tai suprasit, kad remieza užstrėga, bando atrakinti mašiną. Kažką patrakinau. Nu ko, dabar greita. Keliolika sekundžių nuėjimą iki šaltiniaus. Aš noriu pažiūrėti miestą mūsų iš paukščio skrydžio. Nu ir prasivakščiau biškį. Šitas kelis kilometras, neskaičiau aš tų kilometrų, iš tikrųjų buvo smagiai ateiti. Prasivakščiot, pamatyti, ar tus visus tiltukus sutvarkė. Labai fainė. Tikrai visiems rekomenduoju. Sėskit, važiuokit su šeimynom, pasiklausyti, kaip paukštelė pipon, kaip upėlis čiurlen. Tikrai geras dalykas. Pasak. Atgaiva sielai. O dabar važiuoju namai. Čiūs.